Filmuosi, Lietuvoje nefilmuosi, tai galvojau, gal čia nefilmuosiu, bet kažkaip šiandien vykstam į renginuką Vilniuje, kurį organizuoja Fake Cake, Trauma 2, kadangi buvom pernai, tai ir šiemet reikia sudalyvauti. Tai galvoju, gal pavyks kažką įdomaus nufilmuoti, tai važiuojam ir filmuosim, o šiaip nusteikę labai stipriai čia nesam kažkokie sprinteriai, ten kalniniai, nieko per daug nesiruošiam. Tiesiog važiuojam. Dėl marškinėlių. Jo, dėl marškinėlių. Jo, dėl traumas gražių marškinėlių ir dėl atmosferos ir palaikyti idėją, nes Fake Cake gerai daro, kad darytų toliau, reikia naudotis progą ir palaikyti idėją. Taip. Nieko specifiško nepasiruošiam, tik tai turim MTB pedalus ant plentinių dviračių. Nes pernai, manau, dėl šito labai daug prasileidom, dėl lėtesnio įsigimo, kol ten tos plentinius sugaudai. O šiaip tai viskas paprastai. Įsimiegojom, susitvarkėm reikalus savaitgalinius ir važiuojam į vietą, už valandėlės pajudėsim. O jeigu bus kažkas iš vietos, tai įdėsim, pamontuosim. Važiuosi? Važiuoji? Važiuoji. Varo, mes su tam startuosim, tai tau praktiškai easy. Ką reikia pasikeisti? Dabar? Po sezono... O blogasis policininkas baudžia geruosius raiderius. Noriu dar kartą pasakyti, kad laivas Instagrame yra praleistas, Trauma Fest akkaunte, tai pasakykit draugams, kas negali būti čia, kad įsijungti. Ramiai. Nepamiršta nuobodas. Nu ką, Viltė važiuoja. Eini, Vilčiukai. Galima startuoti iš lėto. Šūnolė, eini. Nepamirškit sportininkas, kad jūsų toliau laukia ir dar šiek tiek važiavimo. Šūnolė, žaidži! Ko neatsistoji? Nu, sakau. Bet čia net nereikia. Tai gerai. Nu gerai. Žvėris. Eina. Aš sakau, kad negaliu yra pastumti. Išvažiuoja Viltė ir Skaistė į pusfinalį. Greta ir Neimantė. Stipriai startuojame patys. Eini Viltė, eini. Štai Viltė net atsisuko gal patį pasižiūrėti, kas čia vyksta. Čia buvo foto finišas, man atrodo. Greta. Foto finišas, Viltė ir Skaistė pateko į finalą, o Neimantė ir Greta atkrito. Antrasis pusfinalis. Oskaras irgi susitelkęs, žiūri dėmesingai. Paina! Svarbu šypsotis ir pakelti veidą, nes jūs fotkina. Ar palaikymas? Būtų rimbrėksai, jau būtų pakeista. Nu.
Aš varau, prasuk pavaras gerai. Žiūrėkit, na, užtarės turim laiko. Tikrai, bei įtamas. Žiūrovai, palaikykite mechaniką, jis atlieka puikiausią darbą. Ačiū režisieriui, kuris viską užfiksavo ant ekrano. Batarkė raudona, tai kaip? Nebaikit. Raudona, nes komandos spalva yra raudonai televizijoje. Wow! Sveikinu. Ką? Ne, viskas. Aš atsistojau. Tai viskas. Papuojam, žiūrovai, energingiau. Važiuok, davai, Arsi, varyk. Davai. Gan anksti važiuojam namo iš Vilniaus, kiek čia valandų, bet po 6:12. Pasisekė Viltei labai gerai, manau. O man nepakrito kortą galbūt ir startuoti, nes gavau pusfinalį jau važiuoti su Luku Talačkiu ir Žygimantu Matuzevičium, bet ir šiaip nei vieną startą nepavyko normaliai įsisekti batų į pedalą, nors ir su tais MTB gan laisvai tam viską pasidaręs, bet nežinau, ar iš jaudulio, ar iš tos baimės, kad nepavyks įsisekti, tiesiog buvo žiauriai nesklandu ir iškart prasileidau starte, ko pasikoje reikėjo vytis ir distancijos neužteko, kad būtų galima kompensuoti blogą startą. Taigi bet į finalą nepatikau ir prizų nėra. Bet turim Viltę čempionę. Man čempionė. Gerai pasimatavo čia prieš Skaistę. Tikrai buvo smagu žiūrėti. O visas renginys irgi cool. Gal kiek oras nepalankus ir ta data, kad čia šventinių Velykų laikotarpių, bet iš esmės apibendrinus cool. Ačiū Fake dar kartą.